Sveiki, aš esu menotyrininkė, teatrologė, labai mėgstu teatrą ir kiną. Dirbu Vytauto Didžiojo universitete, menų fakultete, kuris tapo mano antraisiais namais jau studijų metu. Čia baigusi bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas likau dirbti dėstytoja, kuo labai džiaugiuosi. Studijų metu labai patiko šilta, draugiška, įkvepianti ir jauki universiteto aplinka. Susipažinau su labai įdomiais, ypatingais dėstytojais, taip pat su kursiokais, su kuriais iki šiol palaikome ryšį ir kartu dalyvaujame įvairiose kultūros ir meno projektuose. Na, o šiandien, dirbdama kaip dėstytoja kartu su studentais, mes gilinamės į šiuolaikinio meno procesus, taip pat tyrinėjam kūrybinės inovacijos, kurios labai yra įdomi ir aktuali tema. Be darbo universitete labai mėgstu lankytis teatruose, premjerose. Patinka visi teatrai – dramos, muzikinis, lėlių, šokio. Ypač myliu Kauno teatrus, kurie gali pelnytai didžiuoti savo istoriją ir įdomiais šiuolaikiniais spektakliais. Taip pat labai mėgstu rašyti, tad nuolat lankausi teatrų premjerose ir rengiu jų recenzijas. Tenka tikrai nemažai kalbinti įdomius teatro kūrėjus ir publikuoju interviu. Nėra labai lengva ši veikla, rašymas, tačiau labai įdomi, įtraukianti ir labai be galo smagu matyti savo jau publikuotą tekstą. Kritikos tekstus kartu rengiame su studentais, kuriuos irgi publikuojame ir studentai taip pat sako, kad labai džiaugiasi, matydami savo publikuotą tekstą. Dar esu Kauno teatro apdovanojimų Fortūnos komisijos narė ir svarbiausių šalies teatro apdovanojimų Auksiniai scenos kryžiai komisijos pirmininkė. Tad tenka lankytis visų Lietuvos teatrų premjerose, kasmet peržiūrime apie 100 spektaklių. Tad nors ši veikla pakankamai intensyvi, labai įdomu pamatyti visos šalies teatro tendencijas. Esant menotyrininkų tikrai veiklų netrūksta, ypač jeigu nuoširdžiai myli meną. Tad galiu drąsiai ir nuoširdžiai labai atvirai pasakyti, labai džiaugiuosi, būdama menotyrininkė.